Kai pacientas skundžiasi plaukų slinkimu, konsultaciją visuomet pradedame nuo išsamaus pokalbio. Klausėme apie gretutines ligas, jų gydymui vartojamus vaistus, todėl tikrai rekomenduotume pacientams atvykti su šių vaistų sąrašu. Taip pat domimės apie nesenai persirgtas virusinės infekcijas, buvusias operacijas, patiriamą stresą. Toliau vyksta apžiūra, apžiūrime akimis, galime atlikti plaukų traukimo testą. Na, o pats informatyviausias tyrimas tai yra trichoskopija, tai yra plaukų ir galvos odos apžiūra dermatoskopu, tokiu specializuotų prietaisų, kuris leidžia mums padidinti vaizdą nuo 10 kartų ir specialios šviesos, poliarizuotos šviesos pagalba išryškėja tam tikros kiekvienai ligai būdingos specifinės struktūros. Jeigu diagnozė yra neaiški arba jeigu įtariame randinę alopeciją, galime atlikti odos biopsiją. Tai yra tyrimas, kuomet paimamas gabalėlis odos ir siunčiamas ištirti po mikroskopu. Taip pat labai svarbi konsultacijos dalis yra laboratoriniai tyrimai. Laboratoriniai tyrimai mums padeda nustatyti gretutinės ligas, apie kurias pacientas galbūt nežino. Padeda įvertinti vitaminų, tam tikrų maisto medžiagų trūkumą. Na, žinoma, dažnai pasiūlome atlikti ir hormonų tyrimus. Visa tai leidžia parinkti individualizuotą ir patį geriausią gydymą pacientams.